Beždžionė iš Sarugasimo salos, japonų pasakos motyvais. Scenarijos autorius Rudnickis, režisierius Botovas, dailininkas statytojas Tarasovas, kompozitorius Krylas, operatorius Drujanas. Filmą lietuviškai įgarsino Lietuvos televizija. Jūros žvėrys ir žuvys, paukščiai yra. Paukščiai kol kas tavo didenybė nepriklauso. Netrukdyk. Taigi, mano didenybė teikėsi sirgti. Geriausi visų jūrų ir vandenynų gydytojai negali manęs išgydyti. Oi, neverkite jūsų didenybę, iš skausmo mums širdis plėš. Jūrų ir vandenynų valdove, leiskite prabilti. Sakyk. Reikia sugauti beždžionę, sėsti jos kepenis ir jūs išgysite. Tikrai. Tegul suėda beždžionės kepenis. Mulkiai. Beždžionė gyvena saloje, aukščiausiam medį. O kas iš mūsų gali į medį lipti? Jei tokio narsuolio neatsiras, aš išplėšiu jūsų kepenėles. O gal jos atstos beždžionės kepenis? Išlys tau parneš beždžionę, juk jis gali ir jūroje, ir sausumoje gyventi. Mano valdovė, bet aš nemoku į medį lipti. Moka, aš pati mačiau. Ir aš mačiau. Nutilkite, o tu, vežly, keliauk beždžionės. Ir žiūrėk, kad be jos negrįžtum. Kitaip aš išnaikinsiu visą vežlių giminę. Sakykite, ar čia beždžionių sala? O taip. Mieloji beždžionė, ką tu čia veiki? Argi nematai, riešutus skinu, paskui jas ėdu. Fu, argi čia riešutai? Va, mano valdovo soduose netgi bananai be žievės auga. Negali būti. Jei netiki, galiu parodyti. Iš tikrųjų, bet aš plaukti nemoku. Na, čia ne bėda. Sėsk man ant nugaros. Aš tave nunešiu. Kur keliauji? Į jūrų valdovo pasakiškus sodus?
palauk čia manęs. Aš pranešiu drakonui. O, kaip jis apsidžiaugs. Broliuk, veskis ir mane kartu. Juk aš pasakiau drakonui, kad reikia užmušti beždžionę ir suėsti jos kepenis. Ak štai kaip. Tu pakliuvai į spąstus, tave užmuš ir išims kepenis. Oi, ką man daryti? Drakonas mane užmuš. Vėžlys tave apgavo ir tu jį apgauk. Didysis drakonas tavęs laukia. Ajai, kaip negerai išėjo. Aš neturiu su savim kepenų. Kaip? Tu neturi su savim kepenų? Aš jas pakabinau ant medžių. Argi tu nežinai, kad kepenis reikia džiovinti? Ką daryti? Reikia grįžti į salą. Didysis drakonas klausia, kur beždžionė. Nežinau. Ja nuplaukė. Pavyti bėglius. O jei ne, tai... Rygliai! Jie nori tave aplenkti ir pirmi padovanoti drakonui mano kepenis. Broleli, seselė, gelbėkit vėžlį. Tuo jūs įrodysit savo giminės kilnumą. Greičiau, greičiau, rykliai čia pat. Aš jau neturiu jėgų. Oi, kažkas mane neša. Puiku, mes juos pralenksim. Šauk savo seselę. Aš čia. Na, greičiau, greičiau. Imk savo kepenis. Oi, tu, klastingas vėžly. Vieną kartą mane apgavai, bet daugiau tau nepavyks. Na, pasigailėk mane seno. Drakonas sunaikins mano mažus vėžliukus. Vėžliukus. Gaila mažiukų. Štai kas. Tegul jie gimsta mano salos smėlyje. Čia joks drakonas nepasieks.